čia yra užgavėnis. Pas mums, sakydavau žyduką, eidavom, ir aš esu žydukas, ir pas mums ateidavau žyduką. Tai čia yra iš tikrųjų ne žyds, bet čia yra lietuvis vaidinantį žydą. Nu ir nes žyds tokios situacijos, nei savo tos toras neįsivešas, nei menoras nebus, bet kada lietuvis vaidina žydą, tai jums visus žydiškus simbolius susideda, vat, kad ir kepurėkį, ir bakembardą turbūt būtinai, ir barzdą, gal jums su kaukė čia biškis skaitos kažkoks, tai čia pats biesas tik žemė. O kiaulis, tai žyda, nei bėja, nei tikriausiai gerb tą kiaulę po teisybę, nes pagal Bibliją, tai kas yra kiaulė, tai yra žydą žmoną paversti kiaulę. Žinot tą istoriją? Nėra tokios istorijos. Yra. Nėra. Dievas, kada vaikščiai taip vaikščiai, dar nebuvo mūsų paskelbtas Dievas. Ir atėjo į vieną vienkiemį ir skaitos, žiūrkai ir vienkiemis norėjo užeiti aplankyti. Nu ir jis jau pasukė į tą pusę, o žyds pamatė, ateinantį skaitos žmogų kažkokį, žmona sako, tu slėpkė, sako, greitą kur nors, sako, ateina ubaks kažkoks, sako. Nu ir ta žmona bando jau čia pasislėpti, niekur, nubėgti trobą nebeišėjo, nes reikia per laukiuką bėgti, ten pat paėmė prikūtis pageldas į palindą. Nu ir ateina Dievas skaitos, nu ir pasisveikint, pasišnekėjo, kapčiakų, žyds, toks jau nori būt geras širdis, sako, tai pavargusi, sako, keliauninką, pavaišinčiau, mielų noriu, bet vat nėra žmonos, nėra, tas pats į trobą neįeina, vat niek negali tais pavaišinti, Nu ir Dievas klauso, kas, sako, čia skrapo, tai gelda. Ai, čia, sako, mūsų kiaulė, kokia apsivuoji, sako, su tai gelda. Nu gerai, tegu būn kiaulė, tas Dievas sako. Nu ir atsisveikina ir šiai, niek negas. Paskiau tas žyds lauk, kam reikalas skaitos, kad čia dabar nelenta žmonių iš po tos geldos, sako, jau išėjai, paskrabin. Nu ir, nieko neaišnek, atver geldą, o ten kiaulė, iš tikrųjų, nebe žmonų. Nu ir nuo to laiko žydas skaitos nebevalgo kiaulienos. Nes tai yra Čia kažkieno legenda sukurta, Biblijoje to nėra, tokių istorijų? Biblijoje nėra tikriausiai, bet apie žydą pasakojams, tai būtent kodėl eini skaitos kiaulės nevalgo, tai čia nuo sen laik žinot, kad tai yra žydelka. Žydų žmonės. Nevalgo dėl to, kad kiaulė yra nešvari, nešvarus gyvulys, nepritaikytas žmogaus organizmui, mėsa. Štai kodėl nevalgo. Nes tai yra parašyta kunigų knygoje 16 skyriuje, ne 16, bet anksčiau galima paskaityti, kad kiaulė yra nešvarus gyvulys. Nes Dievas davė tam tikrus požymus, pagal kuriuos žmonės galėjo atskirti